Sveiki, mano vardas Edvinas ir šiandien aš jums papasakosiu, kaip mes su Deividu, Konstantinu ir Tomu filmavom fashion video. Tai yra, paimsiu keletą kadrų ir papasakosiu apie šviesų schemą ir kompoziciją. Kas nematė šito video, tai paliksiu nuorodą aprašyme. Taigi, štai pirmas kadras pas mūsų, hero shotas toksai opening, kuris parodo mūsų vieną modelį, kitą modelį. Jos tiesiog čia prasieina. Keletą padaro žingsnių ir tada pereinam prie šito kadro. Tai čia šitam koridoriui buvo čia, kaip mato, toks metalinė konstrukcija, ant kurios mes su magnetais pririginom šitas lempas. Tai čia, kaip matot, yra Godox TL60-2B su magnetais pritvirtinta prie šitos metalinės konstrukcijos. Ir šitas tubas taip pat per visą koridorių, tai yra iškabintos, 4 buvo jos iš viso. Tai čia pas mus top lightas šitas daro tubas, nustatytas į tokį labiau teal cyan spalvą. Tada už jų stovi, šitą daro tokią šviesytę, light beamą tokį daro Godoxas 300 su Aperture Spotlight attachmentu. Ir ant to dar Godoxo mes uždėjom CTB filtrą, kad jis čia mėlyniau šviestų truputėlį. Taip, ir dabar čia šone matom, šitoj vietoj yra toks mažas kambariukas ir čia mes į vidų įdėjom tiesiog 2 ar tai 1 Aperture B7C lemputės ir jos tiesiog čia pas mums gražiai šone taip raudona tokia šviesytė paduoda. Tai kas liečia kompoziciją šitam kadre, tai čia yra pilna tokių leading lines vadinamų, ne? Ir čia šitą liniją sudaro šitas pas mus Godoxas 300 ir šitos visos linijos pas mus, jos priveda mus prie, aišku, šitų pas mus pagrindinių aktorių. Tai antras kadras, vienas turbūt mano mėgstamiausių close-upų ir čia šiaip iš tikrųjų yra viskas labai paprasta. Realiai čia yra tiesiog viena patalpa, mažytė tokia ir viena lempa. Ir viskas, kartais tik tai to ir reikia. Vėlgi, viršuje ten yra tokia metalinė konstrukcija ir ant jos tiesiog su magnetu pritvirtinta lemputė, kuri šviečia tiesiog žemyn ir tiek. Ir čia akyse tokį matom highlightą, tai yra realiai šitą tubą čia atsispindi. Ir kadangi čia tokios baltos sienos iš plytų, jos visur duoda tokį užpildymą. Ir čia tokį padaro gražų piešinuką. Sekantis kadras, irgi vienas iš mano mėgstamiausių kadrų. Šiaip realiai čia daug kadrų man patinka iš tikrųjų. Tai čia iš šono yra ant stendo, tai truputį dar ant armos išneštas tokia kvadratinė lempytė Amaranas F22C, nustatytas į 3200 kelvino temperatūrą. Ir jie iš čia duoda tokią gražią šoninę šiltą šviesytę. Tada čia pas mus ant fono Godoxas 60 W tas su štorkė, mes biškį tas štorkės prikirpom, kad taip formą tokią padaryti. Ir ten vėlgi Sodium Vapor ar Urban Sodium filtriukas. Jisai duoda tokią oranžinę, netgi tokią, sakyčiau, rudą šviesą. Ir čia Godoxas 300 su Spotlightu, mes su jo prikirpom šonus ir prikirpom tiksliau viršų ir apačią, kad padaryti tokią juostelę. Ir tada šitose nišose pas mus yra Godoxai TL62 ar ten 3 tubos. Ir čia pas mus yra Aperture B7C. Čia irgi B7C, čia BIH, 2 šviečia lemputės. Kas liečia šitą kadrą kompoziciškai, vėlgi leading lines, jų labai yra daug čia. Čia yra viena linija, čia mes padarėm su šviesa linijas. Ir visos šitos linijos veda mus į centrą, į mūsų modelį. Sekantis kadras pas mus yra štai šitas, toksai medium close-upas, sakyčiau, medium shotas. Tai šitam apšvietimas nieko nesikeičia nuo mūsų master shoto. Skiriasi realiai tik color grade'as. Kaip matot, čia yra toksai žalias teal, žalia tokia teal spalva, o čia yra tokia labiau mėlyna ir čia jau tokia raudona pereina į oranžinę. Čia realiai apšvietimo spalvų kaip tokių mes nekeitėm, o tik tai color grade tokį aš padariau, kad biški atskirti tos kadrus ir paįvairinti, kad jie įdomiau tiesiog žiūrėtųsi. Čia pas mus viskas irgi super paprasta. Ištraukiam tubą, pakabinom, kad labiau šviestų iš šono. Žaliai, čia šita teal, jinai netgi matosi, čia akyse, čia toksai, taip sakoma, highlightas, ne? Sekanti lempa pas mus, kuri duoda čia labai gražų tokį edžą, šitą. Ir taip pat čia tokį jau į raudonumą labiau nueina. Tai šita lempa yra realiai Amaranas 22C. Tai gerai, sekantis kadriukas, vienas iš mano mėgstamiausių. Čia viskas labai paprasta. Leading lines, čia irgi leading lines. Tada apšvietimas. Apšvietimas eina iš dešinės mūsų šitos pusės.
Tada pas mus va čia labai įdomi siena ir ten iš tikrųjų viduje mes pastatėm 2 Konstantino lempas, tai ten buvo tokios DMX-iniai parkanai. Ir čia ant fono truputėlį mums, va čia irgi, tai ant fono vėlgi šviečia tas pats Godoxas 60 su filtru. Taigi sekantis kadras ir sekanti lokacija. Šitam kadre, kas liečia apšvietimą, viskas buvo žymiai paprasčiau, realiai naudojam tik tai vieną lempą, tai yra Godoxas 300 su Aperture Spotlightu ir jau be jokių filtrų, tiesiog Daylightas 5.6. Tai šitą lempa buvo čia iš dešinės ant štatyvo, kuri davė šitą mums gražų tokį, sakyčiau, edge lightą ir priklausomai nuo kadrų backlightą. O iš šono pas mus labai paprastai čia daylightas atėjo ir taip patgi iš kitų šonų. Kas liečia kompoziciją, tai čia vėlgi viskas paprastai linijos, vėlgi linijos, tik čia toks aišku kadras horizontas biški paverstas, bet čia jau linijas dar sudaro ir pati aktorė su savo drabužiu. Ir vėlgi čia linijos. Next shot. Dėl šviesos šitam kadre viskas žiauriai paprasta. Iš šitos pusės pas mus ateina minkšta tiesiog dienos šviesa, kuri čia duoda mums tokį gražų minkštą apšvietimą iš šono čia. Iš dešinės mūsų pusės stovi realiai spotlightas kadre ir duoda mums tokį edge ir tokį backlightą šitoje vietoje ir netgi ant veido jai pataikote šiek tiek. O šiaip dar pačiam video mes iš tikrųjų, kai aš montavau, tai naudojau labai daug tokių match cutų, tai čia yra, aišku, turbūt visiems žinoma technika. Tai realiai, kai paėmė tą patį arba skirtingą objektą, kai padarai labai panašią ar vos neidentišką kompoziciją, tiesiog skiriasi lokacijos. Tai jeigu taip apibendrint, apšvietimas šito video, ypač Rusijai, buvo labai kontrastingas, labai spalvingas. Naudojama, aišku, tokius complementary spalvas, tai toks teal and orange, klasikinis žodžiu Lukas, buvo. Tada apšvietimas, kur buvo jau antram aukšte, kur buvo daug dienos šviesos, tai ten mes realiai panaudojom tiesiog vieną šviesą, spotlightą, o keylightas pas mus buvo tiesiog dienos šviesa ateinanti iš langų. Norėčiau labai padėkoti visai komandai, visų nevardinsiu, tiesiog įdėsiu į patį video, kas už ką buvo atsakingas, kas ką darė. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video. Iki.